Taigi, trumpai apžvelgsiu būtent tos video, kuriuos jau užpildė žmonės, yra 9 netgi žmonės užpildė, tai tikrai džiugu, labai smagu, kad būtent atrodo tie galbūt, kurie galvoja, kad mažiausiai padarytų, kad sunkiausiai jiems ir taip toliau yra patys drąsiausi žmonės ir jie lenkia visus kitus. Tikrai sveikinu juos už tai. Ir aš tiesiog apžvelgsiu kelis dabar, kad pažiūrėtume, kas būtent čia ir vyksta. Taigi, pirmas puslapis yra... Pamažinsiu. Pirmas puslapis yra Inetos, mezginiai mažyliams ir dabar pereisiu, tiesiog peržvelgsiu. Taigi, kiek matau, tai kūdikio kraitelis ir miegmaisis kūdikiui reikėtų viską lietuviškai dėl gražumo rašyti. O kas liečia medžiagas, kas liečia tiksliau tą pačią informaciją, tai yra, mes dabar žiūrime į raktažodžius, ne tagus, kur sudėjo, tai yra pati kategorija yra miegmaišis, galim pažiūrėti miegmaišis kūdikiui, vokelis naujagimiui. Tada mūsų raktažodis, kas čia bus kūdikio kraitelis, miegmaišis, kaip išsirinkti naujagimiui kūdikiui miegmaišį. Ne, tai turbūt, nežinau, raktažodis turbūt koks, kaip išsirinkti miegmaišį arba miegmaišis kūdikiui ir mes turime būtent tuos du, sakykime, tik tai ir naudoti, žiūrim. Miegmaišis kūdikiui, gerai, bet čia lietuviškai turėtų būti. Kuris ligoninė, miegmaišis kūdikiui, kaip išsirinkti miegmaišį naujagimiui, kūdikiui, tada reikėtų rašyti. Ta prasme, jeigu ten kaip išsirinkti miegmaišį naujagimiui, kaip išsirinkti miegmaišį kūdikiui, ne? Ta prasme, reikėtų bent jau tada pilnai raktažodžiais rašyti. Būsimos mamos ir naujagimio kraitelis neįsivaizduojamas be šiltų apdarų. Tai čia, pavyzdžiui, būsimos mamos ir naujagimio kraitelis yra nesusijęs dabar su tuo tiesiog raktažodžiu. Mes tiesiog žiūrime, ką dabar. Mes žiūrime tokių raktažodžių, jeigu pradedam į tokius koncentruojamės, tai pradedam tik tai, kad, žodžiu, ten miegmaišis naujagimiui, miegmaišis kūdikiui, ne? Šitus du dalykus. Tik tai. Tai mes ir ryškinam, kur yra, ir aš galiu netgi pašyti, miegmaišis. Arba š, arba s. Nesvarbu, pavyzdžiui, raktažodį man visus parodo, dabar aš paiešką tiesiog matau, raktažodis, ne, miegmaišis net normaliai neprašyta iki galo. Bet reikia lietuviškai, tiesiog jeigu rašo, tai visur vienodai. Mėgstas miegmaisis, ne, kūdikiu jau be ūnos ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, šitie pagrindė raktažodžiai turėtų būti ir būtent paryškinti, kaip vos ne čia, nes jisai tiesiog tas kuris paryškinimas. Aš neskaitysiu teksto, bet tiesiog noriu parodyti, kad neįsisklaidytume, kad tokie ten kūdikių ir vokelių naujagimiui, kad turime tikrai žiūrėti, koks yra raktažodis, du raktažodžiai, vienas raktažodis, arba miegmaišis kūdikių ir, sakykime, miegmaišis kūdikių, miegmaišis naujagimiui, viskas, ne? Ir ten galima žiūrėti tada, kaip išsirinkti miegmaišį naujagimiui, arba ten koks nors ten, čia miegmaišį kūdikiui, ne? Ir visi šitie raktažodžiai, jie vis tiek yra vienodi. Mes, kad nemaišytume ir nemėtytume labai į skirtingas pusės, mes turime labai koncentruotai. Gerai, tai čia iš tikrųjų labai gerai, kad tai padaryta. Tik čia video, kai dedi Inetą, kai dedi video su tuo būtent su tuo įskiepiu, tai turi tiesiog nuimti nuorodą, kad jinai nebūtų nuoroda aktyvi, tai tiesiog turi būti paprastas tekstas. Tai iš Wordo nekopijuokit niekada, tiesiog pakopijuokit iš WordPad ar kažkokios programos, kuri neturi tų būtent nuorodų aktyvių. Taip, toliau kas čia dar? Einam toliau. Labai beje sveikinu, dabar neatsiminsiu, čia Monika turbūt, ne? Pažiūrėsim greitai vardą. Jo. Čia Monika, labai Monika sveikinu, iš tikrųjų nuostabus video ir mes netgi parodysiu sekančiose video, kaip galima iš tikrųjų tau padaryti elektroninę parduotuvę, kur žmonės pirktų iš karto ar net konsultacijas, tai nesvarbu, bet žiūrim vėlgi. Kas tavo yra, ne? Auskarai, auskarų gamyba, auskarai ir auskarų gamyba. Tai tu dabar pasimsime tavo raktažodžius, ne? Dabar gražūs auskarai, jo, tinka, tik tai aš pradėčiau galbūt nuo tų, sakykime, auskarų gamybą, ne? Tai aš ir pradėčiau, pavyzdžiui, ten, sakykime, gamybą, jeigu pažėmi, tai du tik tai raktažodžiai, ne? Ir pats video beje, koks pavadinimas, kaip pasidaryti auskarus. Nėra, jau video matau, kad nebus toksai, netgi galiu pažiūrėti, kokius tagus sudėjai pačiam video.
Galiu pažiūrėti auskarai, ranko darbo auskarai, auskarų gamyba, bet pavadinimas pats nėra auskarai kaip gamyba, ne? Nes pavadinimas, sakiau, labai labai svarbu. Ir va vien tik tai čia jau yra iš sakykime, tas nukrypimas nuo raktažų, nes jie jau gaunasi labai pradeda skirtingi. Nes rankų darbo auskarai, tai mes turime žiūrėti, ne, kokie čia bus tada. Nes čia pavadini rankų darbo auskarai, o čia yra auskarų gamyba. Čia tada auskarai, kaip pasidaryti auskarus. Ir jau pradeda šitie dalykai šokinėti į visas pusės ir nelabai suprasi, kas čia gaunasi, nes pats tas auskarai, ne, tai turėtų būti, jeigu tu apie auskarus, sakykime, auskarai, ne, tai tada auskarai, kaip pasidaryti auskarus, bet gamyba jau nėra, nes čia gamyba naudoji. Ne? Ir sakau, tiesiog koncentruoti, labai labai koncentruoti, gražus auskarai, papuošalai, jau visai kitas raktažodis yra. Auskarai ir papuošalai yra du skirtingi raktažodžiai. Iš vis papuošalų čia neturėtų būti kaip raktažodžiai. Ne? Aš matau, kad šitam neįdėjai. Tai ir čia neryškink tų papuošalų niekaip. Tinkamai pasirinkti auskarai. Ir stengiasi irgi auskarų gamyba, jeigu auskarų gamyba yra raktažodis, tai stengiasi, žinai, tinkamai parinkti sakykime, auskarų gamyba auskarų skirta ten padėti moteriai sukurti savitą įvaizdį. Ir taip toliau, nu, kažkas tokio, ne, kur būtų panašus ir raktažai netgi tokie patys, kokius ir padarai. Ir tavo dar atveju, nors čia iš tikrųjų viskas kaip ir gerai, tik tai, kad sakau, tos raktažus labai 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 reikia koncentruoti ir turi būti video ir tas puslapis ir tie visi raktažai labai labai susiję, nes dabar čia apie vieną, čia apie kitą nuotrauką, čia dar apie kitą ir taip toliau. Tai va, toliau. Kas dar? Igorio blogas. Ne? Sveikinu Igorį, kad padarėjai. Atsiliepimas apie atmerk akis. Dabar klausimas toksai, žinai. Kas yra būtent žmogus ieško ko? Ar jis ieškos atsiliepimas apie atmerk akis, ar jis vis dėlto ieškos seminarai, kaip ir tu tagus gerai uždėjai, mokymai, nemokami mokymai, seminarai ir taip toliau. Tai galbūt video seminarai, atmerk akis, atsiliepimai apie juos, ne? Kažkas tokio, tu turi susijęti viską su tuo raktažodžiu, kur žmonėms įdomu, kur jiems svarbu. Ir čia vėlgi turėtum būti, žinai, ten video seminarai, atmerk akis, ar video mokymai, atmerk akis ir atsiliepimas apie juos, ne? Ir va, vėl labai gerai mokymai pažymi, nemokami video mokymai, ne, arba seminarai, arba, sakykime, ten apie ką šie mokymai, viskas liuks, bet tavo tas raktažodis nėra susijęs. Pats pagrindinis, ypač antraštės, turi būti būtinai raktažodis. Negalvok apie nieką, ko žmonės neieško. Turi prasidėti nuo, sakykime, ten video seminarai, atmerk akis.lt, atsiliepimas apie juos, ne, ar kažkas tokio. Tai vat, tikrai, tik tai sukeisti tie dalykus. Čia, man atrodo, dabar yra Lina, labai Lina sveikinu. Taip, dabar kaip įsivalyti užsikimšusius namų vamzdynus, ne? Tai dabar manau, kad raktažodis tikrai nebus užsikimšusius namų vamzdynus, bus užsikimšusius vamzdynus. Ne? Ir mes žiūriu, kad beje, čia pas tave nepasirinkta kategorija, matau. Ir čia netgi dėtas dabar klausimas toksai. Tai jau žiūrime. Ai, va, dabar gerai. Vamzdynų valymas, ne? Vamzdynų valymas, kaip išsivalyti užsikimšusius namus. Dabar čia užsidirbkime kartu nėra geras raktažodis. Ta prasme, aš suprantu, kad tas blogo pavadinimas, bet tada mes čia galime pavadinti, jeigu aš sakiau morkų meistras, tai pas mane buvo, ne? Tai užsidirbkime galbūt yra, galima būtų pavadinti, kadangi žmonės ieško ten, kaip užsidirbti pinigų, tai užsidirbti pinigų kartu, ne, gali būti. Arba kaip užsidirbti pinigų kartu. Ir tada čia nėra jokių raktažodžių. Noriu užsidirbti, aš tau padėsiu. Ne, nu, užsidirbti tik vienintis, bet, žodžiu, apie ką čia blogas? Čia kaip ten užsidirbti, tada darant tai, ką myli, arba patarimai, kaip užsidirbti pinigų, ne, arba patarimai, kaip galima užsidirbti pinigų, juos ten sutaupant, ar ten kažkaip kitaip. Ne, nu, kažkas tokio turi būti, reikia tikrai pagalvoti. Ir dabar paimtume tą, sakau, būtinė technika, chemija tai yra visiškai atskiras raktažodis, tai turėtų būti visiškai atskiras įrašas, kuris visiškai nesusijęs su tuo, ką mes čia darome. Jeigu mūsų yra užsikimšusius vamzdynus, ne, tai nes kategorija, nemanau, kad vamzdynų valymas turėtų būti, sakykime, ten
būtinė chemija, pavyzdžiui, ne, kategorija, nes joje tilps visi tie dalykai. Nes kiek galima apie vamzdynų valymą kalbėti? Linos pavyzdys, pavyzdžiui, kur jis savo, kaip atkimšti vamzdynus, po to kurmis, namų priežiūrų ir taip toliau. Tai turėtų būti, pavyzdžiui, plaukai vonėje yra vienas visiškai atskiras, sakykime, postas. Negali būti net be video, gali būti tiesiog informacija. Kitas būtų, pavyzdžiui, tenai namų priežiūra visiškai kitas. Čia yra tiesiog tas būnamas stuffinimas, angliškai vadinamas, tai yra tiesiog užkimšimas. Galvojama, kad padarysiu vieną ir prikišiu visko iš skirtingų pusių ir tada žmonės matys, bet taip ir būtent mes įsisklaidom ir tada mato Google'as, kad mes apie viską ir iš tikrųjų jokios vertės neturim, nes mes realiai net neprašė daug teksto. Tai kuo smulkiau, kuo paprasčiau, kuo vienas raktažodis arba raktažodžio tas iškrypimas, ne? Jeigu būtinė technika, jeigu užsikimšusiai vamzdžiai, tai užsikimšusiai vamzdžiai. Ir būtent apie juos kalbame, ir video pavadinimas, ne? Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, bet šiaip tai labai tikrai sveikinu. Ir beje, čia šitoje vietoje matau, kad tu užrašai dar linką, čia tiesiog reikėtų tekstą įrašyti, nes linkas jau yra aktyvus šitoje vietoje, aš galiu jums padėti, nes, ta prasme, čia. Čia gražiai labai naujas įrašas, raktažodžiai, bet vėlgi, sakau, tas visą laiką bus per daug. Ieškoti puslapyje galima palikti, galima nereikia, bet tikrai labai liuks, sveikinti tikrai Liną, iš tikrųjų, tik šitus kelis pakeitimus padaryk. Matau, apie mane puslapio net nėra, net tik tai kažkaip idėjai, bet neidėjai. Gal nepublishinti, kaip sakoma, pasakėjai. Ir nereikėjo beje viršui pačiam dėti to tokio, kai ten buvo pažymėjimas, pažyma, kad rodyti progresų tą juostą, ne? Tai nereikėjo daryti. Taip, toliau. Tikrai sveikinu Jurgitą, bet jinai dabar neleido, kiek matau, pažiūrėta, ne? Ar leido? Vis dėlto. Tai leido. Taip, kalėdinis rankų darbo atvirukas, raktažodis yra dovanų idėjas kalėdiniai atvirukai. Dovanų idėjas vėlgi tas. Rankų darbo atvirukai, matau, antrą kategoriją sukurta. Rankų darbo atvirukai. Čia turėtų, gerai, rankų darbo atvirukai, ne? Tai mes žiūrim rankų darbo. Žiūrim kiek. Raktažodis labai gerai, o kalėdinis rankų darbo atvirukas. Tai du skirtingi vėl. Rankų darbo atviruko gamyba, atvirukai ir taip toliau. Stengiamės bent jau tą patį raktažodį naudoti tikrai be jokių. Ir kai darot paveikslėlį, darykite jį tiesiog lygiavimą kairėje, ten right arba left, ir jis tiesiog šalia teksto bus įdėtas. Tai tas labai irgi padėtų ir būtų svarbu. Ir vėlgi tas kalėdinės dovanos. Čia jeigu rankų atvirukas, tai mes kalėdinės dovanos nekišam. Mes stengiamės būtent, kad būtų viskas su tuo atviruku, ne? Nes žmonės kažkaip ieškos ir jeigu, pavyzdžiui, galbūt kalėdinis rankų darbo atvirukas, pažiūrim, gal Google labai greitai ras kaip nors rankų darbo atviruko gamyba, ne? Pažiūrime, gal kur nors jau ras video formatas. Kristina. Čia Kristina, nematau kažkokie darbą. Ir va, tai yra kalėdinis rankų, Jurgita iš karto rodau. Čia turbūt net nebus, nes dar per anksti. Bet svarbiausia, kad žinotume, kad kadangi Google Analytics jau turim, kai ateis kažkoks žmogus, visą laiką žinosime. Tai tiek. Ir dabar labai gal dar vieną tik išsirinksiu. Aušra svajonis spalvos gal paimsime. Kaip pavyzdį, nes čia toksai, mačiau, žiūrėjau, kitoks pavyzdys. Dabar svajonių spalvos, ne? Kas ieško svajonių spalvos klausimus? Toliau. Čia. Darbas internete. Tai jeigu mes kalbame apie darbas internete, namuose, darbas internete, tai ir turime mes būtent tokį raktažodį. Dabar klausimas, užsidirbti pinigų internete realus. Kodėl verta dirbti internete, o ten raktažodis yra, kaip užsidirbti internete. Ir būtent šitie dalykai, sakau, kad tiesiog nėra to tokio vientisumo, išskaidomas labai tekstas ir būtent dėl to nėra to tokio supratimo Google'ui, kad čia yra informacija, kurio būtent koncentruota į tą dalyką, nes svajonių spalvos iš vis čia nepričiom. Kategorija svajonių spalvos, kam, apie ką jinai, apie ką suprasti. Vat, tokie dalykai, žinot, ir
ir numuša visą jūsų efektyvumą, kad ir ką jūs darysite, visą tai galite tiesiog paimti, išmesti šiukšlinę, nes vien tik tai tokie dalykai ir jie nieko net neš jokio rezultato, nes yra tiesiog apie bet ką, po to apie tą, po to dar kažką apie tą ir tada jau pagrindinis dalykas pasakytas, o iki jo žmonės nedaina, nes nei randa, nei dar žiūri ir taip toliau.